Už ką užpuolė Eurika Masytė, padainavė dainą, kurią sukūrė žodžiai Justino Marcinkevičiaus, Eurikos. Bet gal reikia nesivaržyti, pavogė dainą. Nu, ne tai, kad pavogė, nu gali padainuoti dainą, svetimą. Šeimų maršas padainavo. Ne, Rūta, negali. Visų pirma, čia toks atlikimas, tai jisai buvo, sakykime taip, nauja versija, čia coveris. Tai norint daryti coverį, sakykime taip, aš čia švelniai labai sakau, kad čia coveris, norint daryti net parodiją, norint daryti, turi gauti autoriaus sutikimą, tai pirma. Antras dalykas, net jeigu autoriai ir atlikėjai, ta prasme, sutiktų padovanoti tą dainą, taip kaip buvo didžiojo šeimos gynimo maršo metu, pavyzdžiui, Latga prisikabino ir pareikalavo ten apie 10 000 eurų už muzikinių kūrinių atlikimą, už ten 4 gal dainų atlikimą, ar 3. Tai kadangi viena daina buvo liaudės, tai paskui jie atsikabino, viena daina buvo naujalio, tai jau daugiau kaip 100 metų, reiškia, kūriniui tai vėlgi nereikėjo, bet už visus kitus, netgi Romas Dambrauskas pasakė, kad jis dovanoja dainą didžiajam šeimos gynimo maršui ir nenori jokio atlygio. Latga per teismus prisiteisė 10 000 net už dovanotą kūrinį, ta prasme, Dambrauskui jie nesumokės, bet pinigus jie paimė. Tai šičia visų pirma tiek Latga, tiek Agata jau turėtų imtis veiksmų, todėl kad Eurika Masytė kaip atlikėja turi savo teisės. Ir jinai akivaizdžiai nesutinka, kad jos kūrinys būtų valkiojamas po tokius renginius apsimetant laisvę, nes tą pačią Eurika Masytė visa šita gauja iškencelino, ištrynė vien už tai, kad popiežiaus vizito metu jinai paklausė Facebook'e, kodėl popiežius sutiko mergaitę juodaodė su tautiniais rūbais. Ir ją išdėjo iš šunsdienas, iškoliojo, iškoneveikė, apspjaudė, persekiojo, ištrynė iš visur. Lygiai taip pat kaip ir keikė Marcinkevičių, vadino jį komunistu, parsidavėliu. Ir dabar šitie mankurtai, šitie hunveibidai vėl ima tą patį kūrinį, ima žmonės, kurios apspjaudė, kurios sutripė, ima jų kūrinį, atsistoja, dainuoja, neturėdami sutikimo, tai yra autorių teisių pažeidimas, tai yra atlikėjų teisių, gretutinių teisių pažeidimas. Ir tyčiojasi iš kūrinio. Aišku, atlikimas buvo labai unikalus. Aš jau, sakysim taip, neisiu ad hominem, taip kaip jinai atliko tą kūrinį šitą žvaigždė ar žvaigždinas, tai čia, žinot, čia be komentarų. Ir mes neturėtumėm gilintis į jos, sakykime, netalentą šitoj vietoj. Čia visiškai nieko bendro su kūriniu neturi. Čia yra kūrinio vagystė. Realiai kūrinio vagystė. Žmonės, kurie atėmė galimybę kalbėti buvusiai žurnalistai Eurikai Masytei, konkrečiai atėmė, sutripė ją už klausimą. Tie patys žmonės reikia, laisvo žodžio neatimsit. Patys prieš tai atėmė žodį iš Eurikos, patys pavogė autorinį kūrinį, patys sutrypę tą laisvę, kaip va šita bukagalvių minė, kitaip negaliu įvardinti, stovi, patys sutrypė laisvę, pavogė kūrinį ir patys sako, wow, mes galim daryti, ką noriu. O narkomanė Morgana Danielė, pasikeitusi pavardę, sako, kad čia mes galim daryti, ką nori, nes kažkokių dainininkų prikelimas iš grabo neturi jokios teisės. Mes, narkomanai, esame įstatymas ir imsim ir darysim, ką nori. Mes kur gyvenam? Mes gyvenam kažkokiam durnynė ar po tiltu, kur šitie hop-stop veikėjai ateina ir sako, karočią, viskas, kas tavo, nėra mano. Čia yra laisvė turėti tavo daiktus man. Jie, šitie mulkiai, sprendžia, kas ką gali turėti. Autorinių teisų įstatymas sutriptas, gretutinių teisų įstatymas sutriptas, autorinis kūrinys išdergtas realiai išdergtas. Ir šitie mankurtai stovi sapalioja apie kažkokį laisvą žodį ir sako, kad čia kažkas nori atimti. Ir kai kažkurio iš jų paklausiau, o tu žinai, ką ten įstatymė priėmė, kas ten yra blogai, įvardink nors vieną punktą. Tai nedemokratiška parašė.